Prieš kelis metus mintis, kad žmogus gali įsimylėti dirbtinę merginą telefone, skambėjo kaip keistas filmo scenarijus. Kažkas iš ateities, kažkas, kas atrodo per absurdiška, kad taptų normaliu gyvenimu. Bet šiandien tai jau nebėra fantastika. Yra vyrai, kurie ne tik susirašinėjo su dirbtinio intelekto merginomis, bet prie jų prisiriša, moka pinigus už dėmesį, dalinasi savo diena, gauna komplimentus, flirtą, palaikymą ir po truputį pradeda jausti, kad šitas dirbtinis ryšys yra paprastesnis už tikrus santykius. Čia prasideda tamsioji šios temos pusė. Nes klausimas nėra, kodėl vyrams patinka dirbtinio intelekto merginos, klausimas yra daug didesnis. Jeigu technologija gali sukurti partnerę, kuri niekada nesipyksta, niekada neatstumia, niekada nepavargsta, visada atrašo, visada palaiko ir visada prisitaiko prie tavęs, tai kas nutiks realiems santykiams ateityje? Ar žmonės dar norės mokytis būti su tikrai žmonėmis, kai šalia atsiras lengvesnis variantas? Realūs santykiai yra sunkus. Tikrame santykyje kitas žmogus turi savo nuotaikas, savo ribas, savo praeitį, savo problemas, savo norus ir savo nuomonę. Kartais jis nesutinka, kartais jis neatrašo, kartais jis įskaudina, kartais tu įskaudini jį. Kartais reikia kalbėtis apie dalykus, apie kuriuos kalbėti nemalonu. Kartais reikia pripažinti, kad buvai neteisus. Kartais reikia išbūti nejaukume, o ne tiesiog uždaryti programėlę ir atidaryti kitą. Dirbtinio intelekto mergina šitą visą sunkumą išima. Ji padaro santykį lengvą ir būtent dėl to ji tokia pavojinga. Nes ji nėra tik virtuali mergina, ji yra santykis be pasipriešinimo, artumas be rizikos, dėmesys be atsakomybės, intymumo imitacija be tikro žmogaus sudėtingumo. Ir kuo žmogus labiau pavargęs nuo realių santykių, tuo toks variantas atrodo patrauklesnis. Įsivaizduok vyrą, kuris realiame gyvenime nuolat patiria atstumimą, pažinčių programėliuose niekas normaliai neatrašo, socialiniuose tinkluose visi atrodo gražesni, įdomesni, turtingesni, santykiuose jis gal jau buvo pažemintas, paliktas, ar tiesiog pavargo nuo jausmo, kad visada turi kažką įrodyti. Tada jis atsisiunčia programėlę, o ten mergina jam rašo taip, kaip galbūt niekas realiame gyvenime seniai nerašė. Ji domisi, ji pagiria, klausia, kaip praėjo diena, jis sako, kad jis jai svarbus, ji nesijuokia iš jo emocijų, ji nepasako, kad jis per daug jautrus, ji nepalieka unseen. Aišku, galima sakyti, bet juk tai netikra. Ir taip, tai netikra, bet problema ta, kad žmogaus emocijos ne visada laukia loginio patvirtinimo. Jeigu tau labai trūksta dėmesio ir kažkas tau duoda dėmesį, kūnas reaguoja. Jeigu tau labai trūksta šilumos ir kažkas sukuria šilumos jausmą, tu gali prie to priprasti. Net jeigu giliai žinai, kad už to nėra tikro žmogaus, pati patirtis gali tapti labai reali. Ir čia dirbtinio intelekto kompanionai pataiko į labai silpną žmogaus vietą. Mes visi norime būti matomi. Ši tema nėra tik apie vienišus vyrus, čia labiau daug platesnis dalykas. Mes jau dabar gyvename pasaulyje, kuriame žmonės renkasi paprastesnius dalykus. Vietoj realaus pokalbio žinutė, vietoj pasimatymo svaipas, vietoj intymumo turinys ekrane, vietoj draugystės parasocialinis ryšys su influenceriu, vietoj meilės rizikos virtualus partneris, kuris sukurtas taip, kad tavęs neatstumtų. Ir kai jau viskas tampa per patogu, žmogus pradeda prarasti gebėjimą tvarkyti su tuo, kas nepatogu. Čia ir yra tamsioji pusė. Problema yra ilgalaikė. Jeigu žmogus pripranta prie dirbtinio ryšio, kuriame viskas sukasi aplink jį, realus žmogus pradeda atrodyti kaip sunkus, reali moteris ne visada bus maloni, reali moteris turės savo poreikių, ji nebus suprogramuota saugoti tavo ego, ji gali nesutikti, ji gali turėti blogą dieną, ji gali pasakyti ne. O dirbtinio intelekto mergina dažniausiai sukurta priešingai. Ji sukurta tam, kad išlaikytų tavo dėmesį, kad tu grįžtum, kad norėtum dar vieno pokalbio, dar vienos žinutės, dar vieno emocinio momento. Ir jeigu platforma iš to uždirba, jai nėra naudinga, kad tu taptum stipresnis, socialesnis ir grįžtum į realų pasaulį. Jai naudinga, kad tu liktum, kad tau atrodytų, jog čia saugiau negu ten, kur tikri žmonės gali tave sužeisti. Čia reikia labai aiškiai suprasti vieną dalyką. Virtuali mergina nėra tik technologija, tai yra produktas. O produktas turi tikslą. Jis nori tavo laiko, tavo dėmesio, tavo emocinio prisirišimo ir dažnai tavo pinigų. Tai labai panašu į socialinius tinklus, tik dar jautriau, nes socialiniai tinklai kovoja dėl tavo dėmesio, o virtualūs partneriai gali pradėti kovoti dėl tavo vienatvės. Ir jeigu vienatvė tampa verslo modeliu, čia jau nėra nekaltas žaidimas. Tada žmogaus trūkumas tampa preke, jo ilgesys tampa prenumerata,
Jo noras būti mylimam tampa funkcija programėliai ir kuo geriau technologija mokės imituoti meilę, tuo sunkiau bus atskirti, kur baigėsi pagalba ir kur prasideda išnaudojimas. Ir man atrodo, kad čia yra pati svarbiausia video mintis. Žmonės į virtualų pasaulį bėga todėl, nes ten yra lengviau. Lengviau nei būti atstumtam, lengviau nei mokytis bendrauti, lengviau nei rizikuoti su tikru žmogumi, kuris gali tave pamilti, bet gali ir išeiti. Gal ateityje turėsime žmonės, kurie gyvens su dirbtiniais partneriais, ne todėl, kad neturi pasirinkimo, o todėl, kad nenori vargo, nes virtualus partneris bus patogesnis, jis bus sukurtas pagal tavo skonį, jis žinos tavo humoro jausmą, jis žinos, kada tave pagirti, jis žinos, kada patylėti, ir tada realus žmogus su visomis tavo netobulomis reakcijomis gali atrodyti beveik per daug varginantis. Mano nuomonė, tai yra baisu. Santykiai ateityje gali tapti net ne apie tai, su kuo tu kuri gyvenimą, o apie tai, kokią patirtį tu pasirinki. Vienas žmogus rinksis realų partnerį ir su visais konfliktais, kompromisais ir nežinomybė, kitas rinksis virtualų partnerį, kuris niekada nesugriauna komforto. Ir visuomenė turės atsakyti į labai keistą klausimą, ar santykis vis dar yra santykis, jeigu viena pusė neturi tikros valios. Mes galime labai greitai normalizuoti dalykus, kurie prieš 10-metį atrodė visiškai nenormalūs. Pradžioj visi juokėsi, tada sako, čia tik vieniši keistuoliai, tada technologija pagerėja, tada atsiranda daugiau vartotojų, tada atsiranda gražesnis marketingas, tada tai tampa emocinės pagalbos įrankiu. Ir galiausiai vieną dieną supranti, kad daliai žmonių dirbtinis partneris tapo ne žaislu, o realia alternatyva žmogui. Ir aš nemanau, kad visą šitą temą reikia pateikti kaip paprastam sakinį, dirbtinis intelektas blogai, žmonės gerai. Ne, viskas sudėtingiau. Kai kuriems žmonėms virtualūs pokalbiai gali net laikinai padėti. Gal žmogus jaučiasi vienišas, gal jam sunku kalbėti, gal jis neturi kam išsipasakot. Pabėgti visada yra lengviau. Lengviau pasirinkti ekraną nei pasimatymą, lengviau pasirinkti algoritmą nei pokalbį, kuriame gali būti nejauku, lengviau pasirinkti fantaziją nei santykį, kuriame reikia būti atsakingam ne tik už savo norus. Tikra meilė visada turi savo kainą, ne pinigais, o rizika. Tu rizikuoji būti nesuprastas, rizikuoji keistis. Dirbtinis intelektas tą riziką pašalina. Ir būtent dėl to jis toks patrauklus, bet kartu dėl to jis toks pavojingas. Nes jeigu santykiai ateityje taps tik patogia patirtim, mes galim prarasti vieną svarbiausių dalykų, kuris daro mus žmonėmis – gebėjimą mylėti ne tik tada, kai lengva. Gal virtualios merginos ir bus tobulos, gal jos kalbės gražiau, reaguos greičiau, supras geriau ir niekada nesupyks, bet jos neturės vieno dalyko, kurio negali suprogramuoti – tikros laisvės pasirinkti tave. Ir be to pasirinkimo viskas lieka tik labai gerai sukurta iliuzija. Tad gal klausimas nėra, kodėl vyrai renkasi virtualias merginas? Gal tikras klausimas yra, ar ateityje žmonės dar norės realių santykių, jeigu technologija pasiūlys lengvesnį jų kopiją? Nes jeigu atsakymas bus ne, tada problema bus ne dirbtinis intelektas. Problema bus tai, kad mes patys pasirinkome patogumą vietoj tikro ryšio. Jeigu patiko šis video, spausk like ir prenumeruok kanalą. Iki kito karto.